Trenerių debiutas, oficialus debiutas vyriausiojo trenerio pareigose, Kauno Žalgiris, Alytuje su Dainava. Tokios rungtynės, kurios tikriausiai jums pačiam buvo netikėtos, ypač jų pradžia ir tos priverstiniai keitimai po traumų. Lygiosios 0-0, tai ar visgi džiaugiatės tašku, ar žinodamas visą tą kontekstą, kuris buvo, norėjot daugiau? Tai viskas ir yra apie tą kontekstą, nes ankstyvos traumos jau verčia kažką keisti aikštelėje. Tuo labiau, kad nuo tokių traumų nelabai ir apsisaugos, jeigu Žermeinas Hiltonas, tai galima sakyti su tam tikra rizika į aikštę, nors sakė, jautėsi gerai, aišku, recidyvas, bet nuo tokių traumų, kaip Karolis Šiaukaitis arba Saitas, tai čia neapsisaugosi. Aišku, tas truputį išmušė iš vėžių, tam pirmam kėlinyje labai kažkaip trūko tvarkos, lyg tai pradėjom antrą jau su pakeitą formaciją ir su kitokia tvarka, bet vėl viską nubraukė kortelę. Aišku, sakysim, galima džiaugtis ar galima liūdėti, dabar jau beveik pabaigoje galima ir liūdėti, nes pabaigoje paskutiniam sekundėm galėjom išplėšti pergalę. Artūras Dolžnikovas ten turėjo auksinę progą, auksinį šansą. Neįmušė, bet šansas buvo. Šansas buvo, gal problema ta, kad smūgiavo kairę koją, kuri nėra pati stipriausia. Dolžnikovo žaidimas savybė, žaidimas kairę koją. Iš tokių rungtynių galima kažką pasiimti pozityvaus? Galbūt charakterį, nes pabaigoje, jėgelių nebebuvo per daug. Ir Gratas išėjo po labai ilgos pertraukos, nėra dar pilnai pasiruošęs, bet jau pabaigoje visi atidavė viską, ką gali. Tai matyt šitą reikia pasiimti, kad nenuleisti rankų bet kokiom situacijom esam. Dabar kelios dienos poilsio, bet jums tikriausiai labiausiai galvą skauda dėl to, kiek žaidėjų galės apskritai grįžti į aikštę kitame ture. Iš šitų, manau, ne vienas. Ko gero panašu, kad ne vienas, neaišku, su Setu tik tai, bet greičiau irgi nesus. Gali būti, kad susitrenkdamas ten stipriai žemę dar kartu ir patempė. Prieš tai ten visas traumas recidyvas vėl patempė raumenį. Turėsite resursų, rezervų, ką išleisti? Nežaisime 10, tai tikrai.